Artimiausiams 24 valandoms valgysiu tik tai, ką pats pagausiu vienoje iš beprotiškiausių pasaulio vietų, naudodamasis tik rankiniu žeberklu. Ir šis nuotykis turi prasidėti būtent dabar. Labas rytas jums visiems, šiandien laukia beprotiškas išgyvenimo iššūkis vienam. Aš dabar stoviu ant visiškai permatomos irklentės, neturime jokio maisto. Šiandien tyrinėsime šį krištolo skaidrumo mėlyną lagūną. Tikėkimės pagausime žuvies ir vėliau ją išsikepsime. Ten tolumoje kažkas beprotiško. Eisim tenai. Einam. Oho, dieve mano! Čia visiška beprotybė. Jaudulys dabar pasiekė aukščiausią lygį. Dieve mano! Pažiūrėk, koks dabar gražus šis rifas. Pažiūrėkit tai. Čia visur aplink mus žuvys. Oho, pažiūrėk, kaip jis plaukia. Turime 2 vėžles. Matai jas? Žmogau, čia turbūt vienas iš skaidriausių vandenų žemėje. Čia visur pilna vėžlių. Mes keliaujame ten į tolį, nes ten turime palikti šią kuprinę. Aš dar šiek tiek pasidairysiu. Pažiūrėsiu, ar galime rasti maisto. Vėžliai, pažiūrėk į vėžlius. Čia pat turime vėžlių. Galvojau, kad tai vėžlys. Tai ne vėžlys, tai šiek tiek jūros dumblių. Čia visur pilna vėžlių. Matai, vienas ten, kitas ten. Turime dar vieną čia. Kas vyksta? Pažiūrėk į jį čia pat. Matai jį? Oho. Oho. Pažiūrėk, kaip jis plaukia. Wow, tai taip nuostabu. Mes tiesioginė prasme dabar esame apsupti vėžlių šiame mėlyname lagūne. Tiesiog gali matyti kiaurai šią irklentę. Gerai, judėkime toliau. Turime eiti šiuo keliu. Nuo irklavimo šios lentos jau pradedu prakaituoti, bet štai čia, vyrai, yra vienas iš įspūdingiausių dalykų. Noriu jums parodyti. Einam. O dieve. Pažiūrėkit į šį vandenį. Jis kaip milžiniškas baseinas. Beprotiška, žmogau. Kas po velnių? Čia tiesiog visur aplink plaukioja žuvis. Bet aš noriu sustoti štai čia, vyrai. Atrodo beprotiškai. O dieve, kas po velnių? Mes ką tik nusileidome ant šios beprotiškos seklumos ir noriu jums parodyti ginklus, kuriuos naudosime šiandien. Šioje misijoje mes visiškai neturime maisto. Mūsų puolimo planas yra toks. Šiandien turime plaukti savo irklentę prie šių pakrantės rifų ir pažiūrėti, ar galime pagauti šiek tiek maisto. Bet pažiūrėkit tai, žmogau. Tai yra mano irklentės pelekas. Jis tiesiog nukrito, kai atsitrenkiau į šią seklumą. Taigi turėsime pabandyti jį sutaisyti. Kitu atveju aš lysiu kaip per Tokio Drift. Bus smagu. Leiskite parodyti jums ginklą, kurį šiandien naudosime. Štai čia, vaikinai, yra tai, ką vadiname havajietiška ietimi. Iš esmės, ji turi aštrų galą. Tai prakeiktas plieno gabalas, ar net nežinau. Plienas, nežinau. Kažkokio metalo gabalas. Ir dar turime šitą prakeiktą elastinę juostą gale. Štai čia. Iš esmės veikia taip, tempi ją į priekį, tada paleidi ir bum. Taip mes ir gaudysime gyvūnus, žmogau. Šiandien bus viena beprotiškiausių dienų, kokias tik esu matęs savo gyvenime. Mes tiesiog esame milžiniškame baseine. Tikrai pasiausim. Eime! Pažiūrėkit tai, mes tiesiog esame ant smėlio seklumos, viduryje vandenyno. Aš šiandien į šią misiją visiškai neatsinešiau jokio maisto. Taigi, jei nesugausime žuvies, vėliau tiesiog liksime alkani. Turime pagauti žuvies ir taip pat turime rasti gerą vietą, kur vėliau galėtume ją išsikepti. Pažiūrėkit tai, čia pat turime ryklį. Turime ryklį. Matai jį ten? Pažiūrėk į šį mažą rykliuką. Matai jį? Štai jis plaukia. Nerealus vaizdas. Tiesiog mažas rifinis ryklys seklumoje. Žmogaus ši vieta kaip milžiniškas baseinas. Tai beprotiška. Pažiūrėk, tikrai taip. Čia kaip mažytė tingioji upė. Bičiuli, tai tingioji upė. Žinoma, kad eisim ten atsisėsti. Ar aš dabar rojuje? Gerai, vyrai, štai čia galite matyti, ten yra daug rifo. Tai bus puikia vieta mums pasidairyti su rankiniu žeberklu. Grįšime prie irklentės. Gerai, užsidedu kepurę atgal, kitaip visiškai nudegsiu. Jei norite įsigyti bet kurią įrangą, kurią naudojame savo nuotykiuose, apsilankykite offshoretrails.com. Ten turime pačią kiečiausią įrangą. Nuorodą rasite ir šio vaizdo įrašo aprašyme, jei norėsite pasižiūrėti visą mūsų įrangą. Kartais, kai esi čia, tiesiog sunku nesišypsoti, vyrai. Tiesiog reikia vertinti tokias akimirkas, nes kartais gyvenime nesupranti, kokios jos ypatingos, kol jos nepranyksta. Bet dabar aš tiesiog mėgaujuosi tuo ir dėkoju aukščiausiem, kad jis man davė šią akimirką dabar. Tai taip ypatinga, vaikinai. Wow!
Tiesiog paimk tą įrangą, turime irklą, Aspi, mes pasiruošę eiti. Mes išplaukėme. Gerai, dabar mūsų misija – surasti gražų rifą ir pagauti žuvų maistui. Šiuo metu esame Mėlynojoje lagūnoje. Turime nuplaukti šiek tiek toliau. Ir ten yra visi rifai. Ir ten tikiuosi bus didelė žuvis ir mes galėsime gauti maisto. Taigi dabar sustojau, čia pat yra daug rifų. Taigi aš ruošiuosi, išsitrauksiu viską iš kuprinės, pasiimsiu plaukmenis ir visa kita. Ir mes šoksime į vandenį čia pat. Ten apačioje bus beprotiška. Einam. Nenoriu rengti šio hidrokostiumo, nes baisiai prakaituoju, bet jis mane apsaugos. Ten apačioje yra ugninių koralų ir panašių dalykų. Nėra nieko blogiau nei rengti šlapią hidrokostiumą, žmogau. Eime medžioti. Žmogau, pažiūrėk į šią vietą dabar. Tai tiesiog rojus. Pažiūrėk į tai, tai didžiulis jūrų agurkas, žmogau. Tas baltas dalykas ten, tai iš tikrųjų jo žarnos. Jie naudoja tai kaip savigynybos priemonę. Tai beprotiška.
Viskas jau ten. Gerai, padėkime savo žuvį. Iškėlėme savo ietį. Dabar tu neleisi man grįžti, kol vėl neatsistosiu ant šios irklentės. Negaliu patikėti, kad mums pavyko. Mes turime maisto, žmogau. Gerai, šokime atgal ant šios irklentės ir plaukime link paplūdimio, pažiūrėkime, ar galime pasigaminti kažką nerealaus. Gerai, dabar bandysi vėl užlipti ant šitos lentos. Tai neatrodo labai gražiai. Kaip prakeiktas vėplys, bandantis užlipti ant ledkalnio dabar. Mes tai padarėme, bičiuli. Pažiūrėk į tai. Mes tiesioginė prasme turime savo žuvį, savo plaukmenų kišenėse čia pat. Gerai, dabar keliausime į tą salą ten ruošimės vieną nerealią vakarienę, net nežinau, ar noriu palikti šią mėlyną lagūną, čia taip nuostabu. Gerai, einam gaminti maisto. Negaliu patikėti, kad mes tai padarėme mėlynoje lagūnoje. Wow! Tai taip nerealu, žmogau, mane tiesiog akina nuo irklentės. Saulė vis atsispindi nuo jos ir tiesiai šviečia man į akis ir mane tiesiog akina. Bet pažiūrėk į tai, mes tai padarėme. Negaliu patikėti. Wow! Dėl to mes ir gyvename, žmogau. Kai grįžome atgal į paplūdimį, galite matyti, kad čia tiesiog neįtikėtina. Visur palmės. O dieve, vyrai, pažiūrėkite į tai. Čia pat turime gyvatę. O dieve, žmogau, pažiūrėkite į šitą gyvatę, vyrai. Šitas dalykas yra toks kietas. Pažiūrėkite į jį. Aš ką tik jį radau paplūdimyje. Jis toks gražus. Pažiūrėkite, kokios jos spalvos, žmogau. Oho, pažiūrėk, kokie rožiniai atspalviai jo apatinėje pusėje. Ką? Wow! Tai nuostabi mažytė gyvatė. Tai, ką mes vadiname indiška sieninė gyvate. Tai turi būti viena iš pačių šauniausių būtybių. Gerai, nenori jo per daug trikdyti, vaikinai. Gerai, jį apžiūrėjome, dabar padėsime jį į krūmus ir leisime jam eiti savo keliu. Štai tai, bičiuli. Mes pasiekėme tikslą. Pasimatysim vėliau. Taigi, dabar ruošime žuvį. Esu be proto alkanas. Laikas valgyti. Jūs matėte, kaip aš suprakaitavau. Mes šokome į vandenį, nardėme viską. Mes tiesiog rojuje. Gerai, pradėkime gaminti. Visą tai iš šio palmės medžio. Mes galime visą tai panaudoti. Tai kaip popierius, žmogau. Pažiūrėk, palmės pagrinde beveik yra tokios medžiagos kaip čia. Tai manau kaip išorinė žievė. Ši medžiaga čia yra puiki skaldai. Surink visą krūvą jos. Turime čia keletą mažų šakelių, tiesiog tiek daug dreifuojančios medienos išmesta į šį paplūdimį. Jūs galite matyti dabar, turime didelę šakeles čia, turime skaldą čia. Turime savo žuvį ten. Gerai, laikas pradėti gaminti šitame paplūdimyje. Eime, turime savo skaldos ryšulį čia. Ką mes darysime? Užkursime ugnį ir pradėsime kepti žuvį. Aš taip velniškai alkanas dabar. Gerai, užkurkime ugnį. Eime. Gerai, vyrai, čia jau kepa. Užmesiu visas šias šakeles, užkursime gerą ugnį ir tada dėsim žuvį. Turiu visas šias šakeles, užmesiu jas. Pažiūrėkite tai, žmogau. Turime ugnį čia pat. Mūsų žuvis jau guli ant jos. Palauksime, kol tai sudegs ir tada uždėsime žuvį. Dabar einu į krūmus, surinksiu šiek tiek žalių šakelių, kurias galėsime užmesti tiesiai ant ugnies. Štai čia tai bus tobula. Klausykit, vaikinai, viską darysime labai paprastai. Aš tiesiog perkišiu ją per žuvies burną. Mes net nevalėme ir neskutome žuvies. To mums tikrai nereikia. Perkišime ją tiesiai. Štai taip. Dabar tai yra žalia medžio šakelė, todėl ji neturėtų sudegti. O tada galime tiesiog užmesti ją ant ugnies. Tiesiog dar šiek tiek pakepsime ir tada galėsime lėtai ją sukioti ir viskas bus gerai. Gerai, jūs matote, kad mes tiesioginė prasme turime žuvį ant pagaliuko. Padėkime ją virš ugnies. Už manęs ant ugnies žuvis lėtai kepa. Visi tie žvinai ir visa kita, vaikinai, apsaugos mėsą po jais. Todėl aš net nesivarginau jos lupti ar išimti vidurių. Mes galėsime tiesiog nuimti mėsą tiesiai nuo žuvies. Parodysiu, kaip tai padaryti. Pažiūrėkite, kaip ji lėtai kepa. Jūs galite tai matyti čia pat. Atrodo labai skaniai. Taip, mažutė, aš tiesiog seilėjuosi dabar. Jūs žinote, šiandien su ta irklente nuplaukėme tikrai toli. Dabar man tikrai reikia gero maisto. Tai neįtikėtina. Visa mūsų žuvis jau kepa turbūt apie 20 minučių. Kaip karšta. Taip, ji jau iškepė, žmogau. Gerai, nuimkime ją. Gerai, pažiūrėkite tai. Nuimame ją. Matote, ji atrodo tiesiog tobulai. Ir kai sakau tobulai, turiu omenyje, kad ji
Angliškai apskrudusi. Gerai, vyrai, šiandien turėjome vieną beprotiškiausių dienų. Pagavome 2 nuostabias žuvis, pažiūrėkite į jas čia. Gerai, imsimės jų, dabar esu labai alkanas, imame tiesiai nuo mūsų žalios medžio šakos. Ir ką mes padarysime, tiesiog atitrauksime šią odą. Atrodo taip skaniai, žmogau, pažiūrėkite tai. Graži, balta mėsa. Tas trevalis toks skanus, žmogau. Tai turbūt viena geriausių žuvų, kokias esu kada nors kepęs tiesiai ant ugnies. Pažiūrėk, kaip mėsa krenta nuo kaulo. Gerai, aš tam duodu 9 iš 10. Išbandykime saldžiąją lūpę. Gerai, jūs galite matyti čia. Tai didelė sena saldžioji lūpė, kurią mes nušovėme. Taigi, keisčiausias dalykas apie šią žuvis, vaikinai, mes iškart parodysime. Jos turi labai didelės žvynus. Taigi, galite nuplėšti odą ir pažiūrėkite į tai. Po apačia tiesiog balta mėsa, pažiūrėkite į tai. O dieve! Ir štai ten, tai yra mūsų maistas. Manau, bus sunku pranokti tą trevalį, nes tai buvo neįtikėtina. Bet pažiūrėkite į tai, nuostabi mėsa. Ji turi daug daugiau skonio nei tas trevalis. Manau, trevalis yra nugalėtojas. Pažiūrėkite, kiek mėsos nuo jo nusilupa. Tai tiesiog gabalai. Gerai, vyrai, aš tiesiog pulsiu prie šio patiekalo, tai buvo vienas beprotiškiausių nuotykių, kuriame kada nors dalyvavome su Veidu Papemfusu Nuotykiai jūroje. Jei jums patiko šis, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitame laukiniame nuotykyje. Daug meilės! Woo!